Sveiki. Ankstyvą pavasarį, kai dar buvo sniegas, rodžiau šią hortenziją ant koto ir kaip ją apgenėjau. Dabar noriu parodyti, kaip sprogo jos pumpurai ir kaip matote, labai intensyviai. Ir aišku, tokiam medeliui per daug yra tokių šakelių, nes kiekvienam šitą šakelę turės po žiedą. Tai įsivaizduokite, kiek čia daug bus žiedų. Vadinasi, ją reikės praretinti ir ypač praretinti viduriuką. Arba tie, kur susikryžiuos. Kai dar paaugs, tai jie vienas kitam trukdys. Tai, tarkim, irgi šakelė. Ji auga iš apačios, kaip ir graži, bet auga į vidurį, va čia. Ir kol jinai užaugs, šitos irgi užaugs ir jos tiesiog užgoš tą gražią šaką. Todėl visos reikia atidžiai viską sužiūrėti, tarkim, va, viduje auga, šitą reikėtų pašalinti. Šią reikėtų pašalinti, nes vėlgi čia gausu kitų jau išaugusių šakelių. Ir žiūrėti, kas kam trukdys, kai jau pradės vystytis ir augti jau tokios didelės šakos ir vėlgi palikti minimaliai. Va čia matot irgi aiškiai matosi jau trukdo viena kitai. Vadinasi, šią vidurinę reikės pašalinti ir palikti erdvės augti šiom dviem. Taip pat dar užauga ant stiebų, tokios iš apačios, tai jas irgi reikia šalinti. Taip kad nebijom, reikia, kad medelis turėtų stiprų karkasą ir aišku, tokios mažos šakelės plonos, daug linksta jos, daug svorio neatlaikys ir tam, kad jos būtų storos ir gražios ir turėtų jėgų, pavyzdžiui, šita graži, reikia pamažinti tų pumpurų skaičių. Va, kaip dabar atrodo apgenėtas šitas medelis. Kaip matote, vidus yra švarus.